Šiandien norėčiau jūs pasikviesti į nedidelę ekskursiją po Vilniaus senamiestį, kurį mes visi labai mėgstame. Mėgstame paklajoti, kai ką atrasti gražaus, istoriško, įdomaus, skanaus ir panašiai. Taip pat įsivaizduoti, kaip galėjo gyventi senovėje čia žmonės, senieji Vilniečiai. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Besigrožėdami istoriniais pastatais, ar įsivaizduodami, kokie pastatai ten galėjo būti seniau, mes kartais nepagalvojam, kad tai, ką laikom istorija, yra visiškas naujadaras ir seniau atrodė visiškai kitaip arba išvis to nebuvo. Bus nedidelis pasivaikščiojimas, tiesiog einant pafilmavau ir sumontavau be didelio kažkokio plano, tiesiog parodyti, kad tokių atradimų ir neteisingai suprantamos istorijos yra ant kiekvieno kampo, kai kas jūs gal nustebins arba net šokiruos. Kągi, pasiruoškime, patogiai įsitaisom, užsiverdam arbatos ir važiuojam. Beje, apie valdovų rūmus šiame pasakojime tikrai nesteptelsime plačiau pakalbėti, nes bei kiekvienas puikiai atsimena, kaip jie buvo atstatomi ir tikrai ne vienas nelaikome jų kažkokia tai seniena. Yra kur kas įdomesnių dalykų. Savo kelionę pradedame nuo pačios Vilniaus širdies, nuo kur ir pradėjo miestas plėstis. Tai yra pilių teritorija, kalno papėdėje matome gražų baltą pastatą. Ten buvo tiksliau senasis arsenalas, dabar Nacionalinio muziejaus pastatas. Prieikime ir apžiūrėkime jį iš arčiau. O kas tas arsenalas, ką tai reiškia iš viso? Iš tikro tai yra tiesiog ginklų sandėlys, kur buvo saugomi ir taisomi senoviniai ginklai, patrankos, žarvai ir taip toliau, amunicija taip pat. Kada reikėjo tokio arsenalo? Tai čia maždaug, ką mes turime, tai yra Renesanso laikų, tai Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto, tai 16 amžius, tada buvo pastatyta. Kai po truputį pradėjo kilti problemos ir su Maskva ir teko Lietuvai ginkluotis. Kadangi Renesanso architektūros pavyzdžių turime labai nedaug išlikusių, tos pačius atstatytus valdovų rūmus, o iš autentikos tai gal paminėtume Mykolo bažnyčią šalia Onos bažnyčios, todėl labai džiugu, kad turim va štai tokį gražų arsenalą. Tiesa, truputį įtarimo kelia jo tikrai tiesiog ideali būklė. O atidžiau apžiūrint pastatą, iš visų pusių, vienoje sienoje nuo upės pusės krinta į akis labai keistos dvi linijos susikertančios kampu. Va, jos irgi čia matosi tarp langų. Niekada nieko panašaus nesumatęs ant kitų pastatų. Todėl kyla klausimas, ką jos galėtų reikšti, ar čia kažkokia mislė, ar klaida kokia. Pabandykime pasikelti senovinės nuotraukas, piešinius, gal pavyks išsiaiškinti, kas čia slepiasi. Ir vėlgi mus gelbėja visagalis Google'as, ačiū jam. Randame nuotraukų ir sovietmečio, ir dar senesnių, ir štai pat 20 amžiaus pradžios, galbūt pirmo pasaulinio ar aplink. Nuotraukoje dėja mes arsenalo nerandame iš viso. Pasižiūrime iš arčiau ir sovietinėje foto matome tik tai kažkokį tvartelį, daržinę, net sunku pasakyti, kas tai yra. Vadinasi, archeologai ir restauratoriai ne tai, kad remontavo, rekonstravo ar dar kažką darė, jie tiesiog nugriovė ir atstatė pastatą taip, kaip įsivaizdavo jis turėjo būti, ir autentika čia iš viso nekvepia. Ir ačiū Dievui, kad restauratoriai paliko šitą žymę, kad parodyti,
kad tai yra naujadaras, kad jie nesisavina imitacijos senovės, tai yra labai gerai. Bet ir tai dar ne viskas, pasižiūrėkite sekančią foto sovietmečio laikų ir matome, kad šalia senojo arsenalo iš dešinės stovi kiti pastatai, kurių dabar nėra. Reiškia, viską, ką matome, visą tą sieną ir muziejai iki pat naujojo arsenalo, tai yra naujadaras, tai yra kaip valdovų rūmai. Ir žinote, pagal ką buvo atstatomas senasis arsenalas? Panašu, kad pagal tuos pačius Pranciškaus Smuglevičiaus piešinius 18 amžiaus pabaigos, pagal kuriuos atstatinėti ir valdovų rūmai. Tai yra geriausiu atveju tūris yra atkurtas, nes apie interjerą jokių žinių nėra. O dabar dar kartą pasižiūrėkite arsenalo pastatus iš paukščio skrydžio ir pasakykite, ar galėsite atmatyti tai, ką matote po to, kai sužinojote. O dabar keliaujame buvusią Škirpos, dabartinę Trispalvės gatve aplink Gedimino kalną ir kitame krante pamatome tokį keistą palaidojimo kryžių. Jokios informacijos nepavyksta rasti apie tai net ir Google, jeigu kas žinote, pasidalinkite, labai įdomu. O sekantis mūsų sustojimas yra prie Onos bažnyčios bei Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio, kur dabar beje pranciškonai įsikūrė, ne Bernardinai. Taigi jūs pulsite tikriausiai priekaištauti, kad jau čia nieko neįmanoma prikišti, nes tai yra 14-15 amžiaus vėlyvosios liepsnojančios gotikos paminklas ir čia jau tikrai nėra ko prisikabinti. Tačiau nepulkite teisti, tuoj mes išsiaiškinsim. Pradžiai pažiūrėkime į 19 amžiaus vidurio piešinį. Kas skiriasi nuo dabar? Aišku, iškart krinta į akis, kad nėra tvoros ir vartų, nes juos nugriovė, kai tiesi Maironio gatvę. Bet yra dar vienas labai esminis momentas, kas yra dabar, o nebuvo tada. Pabandykite atspėti. O dabar parodysiu dar senesnį 19 amžiaus pradžios piešinį, kuris ir padės atskleisti mįslę. Pažiūrėkite atidžiai, matome varpinė yra kairėje. Prieš tai paveiksle jo iš viso nebuvo, o realybėje ją pamatytume dešinėje bažnyčios pusėje. Ir šią varpinę pastatė toks architektas Rusų Čiaginas, kuris labai daug kur prilėtė ranką prie pakeitimo istorijos Lietuvos. Ir patys pagalvokit, šiai varpiniai tik 150 metų. Kas tai yra palyginus su gotikinė bažnyčia? Bet čia tik gėlytės. Dabar dėl gotikos pėdsakų persikraustykime į Pilies gatvę, tiksliau Pilies gatvė 12, kur yra visiškai žinomas chrestomatinis gotikinis seniausias vos ne Vilniaus namas, prie kurios sustoja visos turistų grupės, kur aprašyta visuose žinynuose, kad tai 16 amžiaus pačios pradžios yra architektūros paminklas. Taip, tai yra architektūros paminklas, tik dėja, kiek žiūrime senų nuotraukų, kažkaip jis atrodo truputį ne taip. Pirmiausia, užmetame akį į žymiausiojo fotografo Bulhako 20 amžiaus pradžios Pilies gatvės vaizdą ir, o stebuklė, mes nematome nieko panašaus, visi namai praktiškai vienodi. Gerai, padarome eksperimentą tuomet. Pasižymime vartus įvažiavimo į kiemą, nes vartų vietą negali keisti, kažkaip pakliūti į kiemą reikia, pažymim raudonai. Tada įsijungiam kitą senovinę fotografiją, pasižiūrim, vartai tokie patys, išvaizda namo absoliučiai skiriasi. Įsijungiam trečią fotografiją pokarinę, niekas nesikeičia. Tai yra, tik vartai nesikeičia. Išvada viena. Remontuojant namą rasta sienose senovinių gotikinių plytų pavyzdžių ir nuspręsta atkurti eksterjerą namo, kaip jis galėjo atrodyti Žygimanto senojo laikais. Tai čia panašu kaip su Perkūno namu Kaune, kur irgi yra atkurta pagal pavyzdžius Europos, kaip galėjo namas atrodyti. Už nepaprastą triūsą ir darbą architektam ir paveldosaugininkam ir ten restauratoriam duodu 10, bet jeigu kas mano, kad tai yra autentika, kad tai yra senovinis vaizdas, kaip tai buvo iš tikro, tai 2.
Beje, tekę būti ir šito namo viduje, laiptinėje bute. Tai galiu pasakyti, kad apie gotiką iš vidaus ten belieka tik pasvajot. Įdomu, tiesa, bet palikime Pilies gatvę ramybėje ir keliaukime aukštyn link Rotušės, ir kur prasideda didžioji gatvė. Tai aikštėje matome tokią mažutę kaip Torčiukas cerkvę. Aišku, ten gydai grupės vesdami pasakoja visokių pasakų, kaip tenai Algirdas ją pastatė, kaip tenai Hanibalas Puškino ten protėvis buvo pakrikštytas, kaip Petras I ten vėliavą pridavanojo švediškų ir panašiai. Tačiau su realybė ten mažai yra kas bendro. Pabandome pasinagrinėti, ką istorija mums sako. Visų pirma, pritrenkė jau pats pavadinimas cerkvės, nes tai yra Petnicos, tai yra penktadienės cerkvė, kaip kokio Adam serialo personažo ar Robinsono Kruzo draugo žmonos vardas būtų, tačiau realybė dar fantastiškesnė nei ką tik pajuokavau. Jeigu paskaityti straipsnius apie Petnicos cerkvę, tai labai nustebtume, kad tenai yra tiesiog kratinys visokių faktų, dažniausiai tarpusavį logiškai beveik nesisiejančių. Panašu, kad tiesa slypi kažkur anapus. Pabandykime apžvelgti nuo pradžių. Teigiama, kad toj vietoje pagonybės laikais stovėjo Dievo Ragučio šventovė, kurią Algirdas nugriovė ir pastatė galbūt net pirmąją cerkvę Vilniuje savo pirmajai žmonai Marijai Vitebsko kunigaikštytei. Keiščiausia, kad Dievo Ragutę atrado, gal tiksliau išrado, sugalvojo istorikas Teodoras Narbutas XIX amžiaus viduryje. Toliau. Sakoma, kad pastatyta 1345 metais, tačiau Algirdas tą Mariją jau buvo vedęs nuo 1317 metų. Tai kur jį meldėsi anksčiau? Na, galbūt Gediminas, o vėliau Jaunutis neleido statytos cerkvės, ir sakykim, kad Algirdas po perversmo jau tada galėjo statyti. Tačiau kas įdomiausia, nepraėjus nemetam po cerkvės pastatymo jo žmona Marija miršta ir jis veda antrą kartą, šį kartą Julijoną Tverės kunigaikštytę, ir vietoj to, kad jai padovanotų šitą naują, ką tik pastatytą cerkvę, sugalvoja pagonių kunigaikštis, kad jai reikia pastatyti dar vieną cerkvę. Čia tokia kaip keista tradicija vestuvinių dovanų po cerkvę dovanot. Ir stato kitą cerkvę prie Vilnios. Galbūt jis labai didelę jautė meilę stačiatikiam, tačiau ne. Dar praėjus vieniem metam jis nukankina tuos 3 žymiuosius Vilniaus kankinius. Pažiūrėkime iš kitos pusės. Petnicos cerkvės pilnas pavadinimas yra Šventoji kankinė Paraskevė Petnica. Jeigu tai yra viena pirmųjų cerkvių Vilniuje, tai turėtų ta šventoji būti kažko labai žymi, kad pavadinti ne ten Petro, Jėzaus ar Marijos vardu, o niekam nežinomos Paraskevės. Pabandome pasiskaityti straipsnius internete ir labai nustebsime, kad tų Paraskevių buvo 9 galybės šventųjų, visos šventosios. Ir net kankinių tarp jų daug. Likimai jų panašus, daugumai tiesiog Romos imperatoriai nukirsdavo galvas ar kitaip nukankindavo. Taip pat buvo viena Serbijos Paraskevė, kurios kultas per Bizantijos imperiją galėjo patekti į slavų kraštus ir paskui va taip per Vitebską atkeliauti iki Vilniaus. Pats įdomiausias dalykas, kad visos jos kažkuo susijusios vienu ar kitu būdu su penktadienio diena. Va, būtent ta Petnica penktadienio. Vienos, pavyzdžiui, pirmosios Paraskevės pagoniškas vardas buvo Venera, o Venera globoja penktadienį, penktadienio dienos deivė. Kita, sakoma pagal legendą, kad gimė penktadienį, o Serbijos, pavyzdžiui, Paraskevės teigiama, kad graikiškai Paraskevė ir penktadienis rašoma taip pat, todėl kad kai slavų kraštus ėjo kultas, tai jie suprato tiesiogiai ir todėl pradėjo vadinti penktadienį. Tačiau panašu, kad tiesa slypi kažkur giliau, nes pasigilinus, slavų kraštuose buvo tokia pagoniška deivė Mokoš, ir jos diena buvo būtent penktadienis.
Ir ta Mokoša buvo labai svarbi, nes ji buvo vienintelė iš slavų dievų panteono, kur turėjo ir savo stabą Kijeve, kuriuos stabus paskui Vladimiras griovė. Ir jeigu paprastiem žmonėm buvo sakoma, kad Paraskevė, taigi čia ta pati Mokoša, ta pati penktadienė jūsų, garbinkite ją, todėl galėtume tai paaiškinti, kodėl jos kultas taip paplyto būtent slavų kraštuose. Dar kas įdomus dalykas. Kai kurie rusų istorikai, mitologai teigia, manantys, kad Mokoša buvo Perkūno žmona, Perūnio žmona, kas atitinktų mūsų Perkūną. Todėl, kai statė Vilniui šitą cerkvę, galbūt galėjo irgi taip pat sakyti pagoniam, kad tai čiagi Perkūno žmona, tai čia viskas gerai, priimkite tai. Vaikštant aplink cerkvę dar labai stebina tai, kad sienose yra išmūryta įvairūs kryžiai, bet jie visiškai nestačiatikiški. Pavyzdžiui, yra lotyniškų kažkodėl kryžių ir dar keistų tokių apskritimuose tarp rombo, kieno čia simboliai. O pasirodo, kryžius apskritime arba kryžius tarp 4 rombų ir yra tos pačios deivės Mokošos simboliai. Ir jeigu manote, kad keistenybių jau užtenka, sekantis faktai gali galutinai išmušti iš kurpių. Oficialioji istorija sako, kad ši cerkvė po 1595 metų buvo perduota unitam. Tai yra graikų apeigų katalikam paklūstantiem popiežiams. Pravoslavam žinoma tai nepatikė ir jie vėliau visais įmanomais būdais juodindavo unitus. Pavyzdžiui, sakė, kad šioje cerkvėje perėmę jie padarė viešuosius namus ir smuklę. Ir kaip nekeista, 1705 metais, Šiaurės karo metu, caras Petras I keliavo per Vilnių ir, pasak legendos, šioje cerkvėje apkrikštijo juodaodį berniuką Hanibalą, Hanibalo Lekterio protėvį, Puškino protėvį. Tik kaip tai galėjo nutikti viešuose namuose ir smuklėje, istorikai to nepaaiškina. Nebent Petras I buvo didelis pokštininkas. Iš kitos pusės unitų jis tikrai nemėgo ir juos kaip įmanoma persekiojo. Pavyzdžiui, Polocke, įėjęs į šventyklą, užkapojo 4 kunigus pats. Kaip bebūtų, net ir po Šiaurės karo cerkvutė išliko unitų nuosavybėje, bet po abiejų tautų respublikos padalijimo ji jau buvo virtusi praktiškai griuvėsiais. Ir tuomet į trasą išeina Muravjovas Kurikas, kuris po antrojo sukilimo numalšinimo užleidžia naują rusifikacijos bangą ir iš karto 1864 metais duoda nurodymą seną apgrūvusią cerkvutę atrestauruoti. Darbą apsiima jau mums pažįstamas architektas Čiaginas ir stebuklingai per 1 metus darbas baigtas. Cerkvė pašventinama. Štai atrodytų jau ir istorijos pabaiga, nes įgyja maždaug dabartinį vaizdą, šiek tiek su paremontavimais sovietmečio laikotarpiu. Kaip ir viskas logiška atrodytų, galima dėti tašką, tačiau neskubėkite. Pasikeliame 19 amžiaus pirmos pusės žemėlapį ir o stebuklė. Suprantame, kad šitoj vietoj cerkvės apskritai nebuvę. Aikštės vietoj stovėta gyvenamųjų namių kvartalėlis ir netgi lygiai ties tą vietą, kur dabar cerkvė, ėjo gatvė. Pavadinimu Siuvėjų skersgatvis. Tiesiog neįtikėtina. Senas geras Čiaginas vietoj to, kad ieškotų ir kažkur rekonstruotų senus griuvėsius, tiesiog nugriovė namus gyvenamuosius, padarė aikštelę, pastatė šitą torčiuką, papuošė kažkodėl katalikiškais bei pagoniškais simboliais, pakabinėjo lentas, kur suvardėjo visas žinomas ir nežinomas legendas apie Algirdą Ragūtį, Petrą I ir netgi nepamiršo lentos padėkos pačiam Muravjovui užkabinti ir pridavė darbą. Va štaip ir rašoma istorija. O turistiniuose vadovose po Vilnių galime paskaityti, kad tai yra seniausia mūrinė šventovė Vilniuje. Neįtikėtina. Matau, kad pasivaikščiojimas šiek tiek užtruko, tai padarykime nedidelę pauzę, antrą dalį kelsiu kiek vėliau.
kol kas dėkite patiktukus, prenumeruokite, rašykite komentarus. Galbūt patiko, galbūt nepatiko. Ačiū ir iki kitų susitikimų.